Sveiki visi sugrįžę į kanalą su manimi Juškefx. Šiandieninėme vaizdo įraše išsiaiškinsime, kas yra candle diagramos, kurios yra būtinas įrankis techninėje analizės, prekyboje ir investicijų pasaulyje. Nepriklausomai nuo to, ar esate pradedantysis ar tiesiog norite atnaujinti savo žinias, esate atvykęs į tinkamą vietą. Pirmiausia, ką tiksliai reiškia candle? Tai yra vizualinė kainų judėjimo atvaizdavimo per tam tikrą laiko intervalą priemonė. Kiekvienas candle pasako istoriją apie tai, kas vyko šiuo laikotarpiu. Tarkime, turime pavyzdį GBP prieš US dolerį, valandinis grafikas ir kaip matote, kiekvienas candle'as turi savo atidarimo kainą, turi savo uždarimo kainą ir taipogi matosi kilimas raudonas, reiškia leidimasi, vėlgi atidarimo kaina, uždarimo kaina, kūnelis. Visa tai yra svarbi informacija, norint suprasti valiutų rinką. Tai štai kaip atrodo tipinis candle. Plati dalis vadinama kūnu ir jis reprezentuoja kainų svyravimų diapazoną tarp atidarimo ir uždarimo kainų per laiko tarpą. Plonos linijos virš arba žemiau kūno vadinamo šešėliu. Jos atspindi aukščiausias ir žemiausias kainas pasiektas per tam tikrą laikotarpį. Viršutinė dalis yra vadinama viršutiniu šešėliu, o apatiniu šešėliu. Taigi candle'as vizualiai perteikia kainos per tam tikrą laikotarpį atidarimo, uždarimo, viršutinį ir apatinį šešėlius. Ir nesvarbu, ar tai būtų dienos, ar minutės, ar valandos laiko tarpas. Sekantis yra candle skaitimas. Yra bullish ir yra bearish. Bulių arba meškų rinkų. Kaip jau ir minėjau, candle yra dviejų pagrindinių spalvų. Žalios arba baltos spalvos, jei tai yra bulių rinka, ir raudonos arba juodos, jei tai yra meškų rinka. Šios spalvos atspindi, ar rinkoje dominavo pirkėjai ar pardavėjai šiuo laikotarpiu. Taigi ir vėl turime tą patį grafiką ir galime matyti, kad kaina labiau šitoje vietoje, ypatingai šito laiko intervale, yra meškų rinkoje. Visgi matome kainos stipresnį kritimą į apačią. Vėlgi, iš kitos pusės matome taipogi žalių candle'ų, tačiau visą rinką apsėmė raudoni candle'ai, kurie ir numuša kainą ir kuriuose mes galime matyti kritimą. Dabar yra kodėl svarbu tai suprasti, kada yra meškų rinka, kada yra bulių rinka. Taigi pažiūrėkime pavyzdžius. Ir turime vėl GBP USD, tik šiuo atveju dieninį grafiką. Ir kaip matote, kaina šitoje vietoje kyla į viršų. Turime bulių rinką, turime, kad žalia spalva dominuoja. Jinai labiau kyla į viršų, užsidarinėdama labiau pliuse, negu minuse. Kaip matote, turime mes ir taip pat ir tų kirtimų į apačią, tačiau čia yra Forexo dalis, visa tai dirba ir svarbu tai suprasti. Antrasis pavyzdys yra mūsų meškų rinka ir kaip matote, grafika šioje vietoje eina į apačią. Matome stiprius candle'us šitoje vietoje, kur kaina atsidaro aukštai ir užsidaro labai žemai ir tai nurodo, kad rinkoje šiuo metu dalyvauja pardavėjai, todėl kaina krenta žemyn, taip tariant, meškų rinka. Dabar pereikime prie kai kurių galingiausių ir dažniausiai naudojamų candle modelių, kuriais prekybininkai pasitikė. Pirmasis yra Doji modelis. Doji yra mažo kūno candle, nurodanti rinkos nepasiryžimą. Jai būdinga tai, kad atidarimo ir uždarimo kainos yra labai arti vienos kitos arba beveik identiškos. Taigi turime pavyzdį GBP USD, turime mūsų kaip. Ir šitoje vietoje mes ryškiai galime matyti Doji candle. Pritraukėme truputuką, kad būtų aiškiau, kaip tas Doji atrodo. Vėlgi. Šitoje vietoje yra pas mus Doji candle. Jisai nurodo, kad kaina gali pakeisti direkciją. Turiu omeny, kad jinai, tarkime, kyla į viršų, kaip ir šituo atveju, dabar pradės leistis į apačią. Bet čia tik tai yra viena iš opcijų. Jeigu ieškai, kur pradėti savo Forexo kelionę, nenueik niekur toliau negu juškefx.com. Čia visų pirmiausia pasikeičiate kalbą į lietuvių ir sakyčiau, turime 3 svarbiausias skiltis. Na, šiuo atveju 4 nauja neseniai padaryta, tai yra kaip pradėti prekiauti. Užeikite, pasižiūrėkite, sukėliau nuoseklią instrukciją, kaip pradėti tradinti. Ta prasme, nuo pačios pradžios, kai jūs registruojate pas brokerį, patvirtinate viską, ką reikia. Tada kaip brokeriai. Brokerius aš naudoju 3, galite pasiskaityti apie juos, kokius privalumus jie turi, bet mano manimu, kas yra svarbiausia, kad yra greitas pinigų išmokėjimas, maži spredai ir maži komisiniai. Tai manyčiau, čia yra svarbiausia, kas yra aktualu kiekvienam traderiui. Sekantis skiltis gauk finansavimą.
Gauk finansavimą tai yra prop firmos, kurios už jūsų žinias jums suteiks finansavimą. Aišku, reikia praeiti challenge'us, parodyti, kad tu supranti, ką tu darai Forex'e. Čia, sakau, svarbiausia yra savų strategijų laikytis ir pasiekti tai, ko jie prašo. Dažniausiai yra apie 10% nuo norimo jūsų balanso. Ir visgi teikiamas finansavimas yra iki 2 milijonų. Tai, manyčiau, yra žvėriškas privalumas. Ir trečia skiltis tai yra blogas. Blogas yra ten, kur dalinuosi savo idėjom, kokius treidus atlieku, kur galime bandyti įsivelti ir gauti pliusą. Visus treidus iš karto keliu į savo Telegramo grupę, tad būtinai padžioninam. Description rasite nuorodą. Antrasis pavyzdys bus Hammer modelis. Hammer modelis yra tai. Atidarimo ir uždarimo kaina yra labai arti viena šalia kitos, tačiau šešėlis apačioje yra labai didelis. Pažiūrėkime pavyzdį, kad būtų aiškiau. Vėlgi, šitoje vietoje matome, sakykime, mūsų suporto lygį ir čia labai ryškiai mūsų matosi Hammer modelis. Hammer modelis identifikuoja, jog grafike gali pasikeisti rinką. Vėlgi, šiuo atveju Hammeris rodo, kad iš meškų rinkos mes pereisime į bulių rinką. Kitaip sakant, kainos grafikas krito, po šito candlo mes galime pradėti ieškoti įėjimo į long poziciją, į bulių rinką. Su apverstu Hammeriu mes turime panašią situaciją, tačiau jinai, kaip sakykime, yra vėlgi apversta, tai reiškia priešinga. Turime atidarimo, uždarimo kainą vieną šalia kitos ir šešėlį labai ilgai viršų. Taigi, pavyzdys būtų euras prieš US dolerį. Kaip matome, šitoje vietoje mes turime apverstą Hammerį ir galime ieškoti ką? Įėjimo į short poziciją. Vėlgi, jisai taip patgi signalizuoja, kaip tas signalizavo į bulių rinką įėjimą. Taip apverstas Hammeris šioje situacijoje signalizuoja meškų rinką. Ieškosime short pozicijos. Taigi, bullish engulfing yra candle modelis, kuris pasižymi taip. Jis turi mažą raudoną kūnelį ir šalia jo sekančią dienos grafike kaina užsidaro aukščiau jo. Kaip sakykime taip, kad jinai apgaubė jį. Ir šitoje vietoje mes galime ieškoti bulių rinkos reversalo. Kitaip tariant, galime pradėti ieškoti long pozicijos įėjimo. Taigi dabar pavyzdžiui, vėlgi audio atpai, kaip matote, pirmą dieną turėjome nusileidimą, antrą dieną turėjome pakelimą. Šitas modelis vadinasi bullish engulfing. Ir jisai nurodo, kad kaina gali pradėti kilti. Todėl, kaip ir sakau, pamatę tokią modelį, ne iš karto, tačiau galima pradėti ieškoti įėjimo pozicijos į long trade'ą. Toliau bearish engulfing yra visiškai identiškas, tačiau atvirkštinis jam. Tai yra turime pirmiausia žalią mažą kūnelį, kuris pakilo ir tada stiprų leidimąsi, kuris netgi permušė ir apgaubė tam mūsų praeitos dienos kilimą. Taigi, toks pavyzdys būtų euras prieš US dolerį, kaip matote. Šitoje vietoje mes turime bearish engulfing, šitoje vietoje mes turim bearish engulfing. Na, čia truputuką atkilo, tačiau reziumė kame, kaip ir sakau, nereikia skubėti treidus, laukiame patvirtinimų, laukiame, sakykime, su indikatoriais, su supporto resistance lygiais. Tačiau reziumė kame, kad mes vis tiek toliau turėjome kritimą, kuris buvo pakankamai stiprus. Taigi, paskui pavyzdžiai yra Morningstar ir Evening Star. Morningstar susideda iš 3 candlų, tai yra pradžiai kritimas į apačią, viduryje turime doji candlą ir tada stiprus kilimas į viršų. Reiškia, turime tokią kaip U raidę ir šita vieta signalizuoja mums, kad galime vėlgi ieškoti įėjimo į bulių poziciją, į bulių rinką ir į long trade. Šitoje vietoje turime mūsų Morningstar kritimas per 2 candlus, tada mūsų doji ir kilimas. Ir kaip matote, kaina pradėjo kilti viršų. Taigi, antrasis yra Evening Staras. Evening Staras, kaip ir sakiau, pirma yra kilimas, tada vidury dodžio, apačioj kritimas. Ir šitoje vietoje mes galime tikėtis, kad rinka pasiverčia iš bulių į meškų ir galime ieškoti short trade. Taigi, pavyzdžiui, turime mūsų šitoj vietoje Evening Starą, turime mūsų dodži per vidurį, turime kilimą, turime leidimas ir šitoje vietoje mes galime ieškoti short pozicijos įėjimo ir kaip matote, short pozicija sujudėtų visai neblogai šitoje vietoje. Dabar, kai jūs susipažinote su šiais modeliais,
Aišku, jų yra ir daugiau, galite pasiieškoti internete, tikrai rasite, kaip galite juos panaudoti savo prekyboje. Taigi, pavyzdžiui, turime šitoj vietoj Dodge, netgi tiksliau mes turime Morningstarą. Ką, pavyzdžiui, aš daryčiau šitoje pozicijoje? Laukčiau to kilimo, tada laukčiau, kol kaina pradės kristi į apačią. Ir ieškočiau tokiu atveju tada modelio, kuris man patvirtintų įėjimą. Šitoje vietoje aš, pavyzdžiui, sakyčiau, visai nieko būtų įėjimo pozicija, visgi matome bullish engulfing modelį, tik tai jau šį kartą sudėtas iš 3 candle ir manau šitoje vietoje aš galėčiau ieškoti įėjimo pozicijos, nusistatyčiau savo stop lossą, savo risk reward reidą, tarkime 1:2 ir kaip matote, per porą savaičių šitas treidas būtų sujudėjęs. Antrasis pavyzdys bus Inehammeris, irgi kaip matote, jau apie tą, ką kalbėjome, kad po šito candle reikėtų ieškoti įėjimo pozicijos į short trade. Taigi vėl matome kritimą, aš vėlgi laukčiau backup'o šitoje vietoje, sulaukčiau patvirtinimo ir maždaug galbūt šitoje vietoje aš bandyčiau ieškoti įėjimo pozicijos, tik tai šiuo atveju valandinėme grafike, nes taip lengviau nustatyti savo stop loss lygius ir įėjimo taškus. Ir, kaip matote, kritimas buvo visai stiprus. Taigi, taip susidedant po biškį, suprantat supporto lygius, judėjimo vidurkius, candle modelius, taip truputuką po truputuką dėliojantis visą informaciją ir bandant galima pasiekti norimų rezultatų Forexo rinkoje, tiesiog svarbiausia yra kantrybė ir išlaukti. Candle modeliai yra vertingas prekybininkų ir investuotojų įrankis. Išmokę šios modelius galite patobulinti savo prekybos strategiją ir priimti informuotesnius sprendimus finansų rinkos. Einančiose video šnekėsime apie dar daugiau strategijų, indikatorius, fundamentalius dalykus, apie naujienas. Tad būtinai paspauskite tą subscribe mygtuką ir jeigu turit minčių, kokių temų konkrečiai norėtumėte išgirsti, būtinai komentarus. Dėkoju, kad šiandien prisijungėte ir atsiminkite, kad praktika ir nuolatinis mokymasis daro savo, tad būtinai apsilankykite puslapyje jushkefx.com, kur rasite visus rekomenduojamus brokerius. Iki kitų vaizdo įrašų ir sėkmės prekyboje.